Iš karto užėjęs į šį namą mes turim po kairę pusę šitos durys. O jeigu užeinam, po kairę pusę durys ir čia mes pataikom į vonę. Užeikim. Tokios labai gražios nišos be reikalo, nes šiaip iš esmės čia viskas maišosi. Matot, kiek vietos užima. Čia buvo radiatorius, tokia palangė, mes ją nuimsim ir šitą vietą visą išsiardys ir čia bus dušo kabina. Ant grindų plytelės atrodo štai taip. Visur įtrupusios plytelės, visur. Labai baisiai. Ir va toksai veidrodis su šviestuvais. O lubos galiu pasakyti, kad daug maž dar atrodo. Po tiek metų viskas gerai, net ir nėra įtrūkimų. Labai įdomu. Bet jo tikrai nėra, viskas gerai. Visur plytelės pilnai nuiminėsime. Štai čia va tokios konstrukcijos, labai įdomiai atrodo, bet reikės viską išardyti ir viršui. Irgi aš jaučiu, pabandysime padaryti lygiai, aš nežinau, dar iš gipso kartono, ar paprasčiausiai eis palyginti gipsinių tinklų. Laiptai šiai dienai atrodo štai taip, iš medžio, o ten yra toksai kaip ir rūsys. Galima nusileisti žemiau, vėliau parodysiu. Eikime į viršų. Čia buvo konstrukcija iš gipso kartono, nes matot pagal tą liniją, irgi matosi, iš ten išeidavo vamzdžiai ir čia šita siena buvo irgi iš gipso kartono, viskas sumontuota buvo vamzdžiai, vamzdynas. Šitoj vietoje mes turim tokią iš plytų sieną. Darysime viską, tinkuosime ir darysime lygiai. Šiandien pasikalbėsime apie niuansus. Būtent šis vaizdo įrašas bus naudingas būtent užsakovams, nes pasikalbėsime apie įvairius niuansus ir kaip išvengti klaidų. Vienas iš tokių pirmiausių dalykų, jeigu mes turim klinkerinės plytelės ir kažkur tai objekte guli, o vyksta remonto darbai, tai būtinai reikia pasiimti tokią plytelę ir uždengti. Nežiūrint tai, ką meistrai ten sako, mes paskui praeisim su siurbliu, ten viską išvalysim. Ne, nieko neklausykite. Jeigu yra dulkės, glaistomos sienos, šlifuojamos, tai visada pasinaudojam tokios plytelės pagalba ir uždengiam, nes paskui turėsime problemų. Taip pat reikia užsakyti daugiau tų plytelių, kad nebūtų iš skirtingų partijų. Kas gali atsitikti? Gali skirtis spalva ir, žinokite, labai bjauriai atrodys. Tikrai, tai reikia užsakyti daugiau, kad iš vienos partijos, kad būtų viena spalva, kad visos plytelės atrodo daug maž vienodai. Apie lubas. Labai toksai neįprastas klausimas. Pasižiūrėkite, kaip baisiai atrodo lubos. Visur dideli įtrūkimai. Ir kiekviena situacija, žinokite, labai skirtinga, labai įvairiai. Būtent čia gipsokartonas prisuktas prie medinės konstrukcijos ir reikia ieškoti išeičių. Geriausia išeitis tai būtų sumontuoti kažkokias tai įtempiamos lubos arba ant viršaus pakabinti dar vieną karkasą, nuleisti viską kažkur tai 3 comai, daleiskim profilis ir 1 comas gipsokartonas, tai čia mažiausiai 4 comai, net ir 5, bet ir taip labai žemai tos lubos randas ir užsakovas nenorėjo kažkokių tai įtempiamų lubų ir reikėjo ieškoti kažkokios tai alternatyvos. Ir mes nusprendėme, kad viską užarmuosime, pasiimsime armavimo tinklą ir užarmuojam. Bet kaip ir suprantant, tokios garantijos kaip ir, vis tiek, nėra, nieks neapdraustas, kad nebus kažkokių tai trūkimų. Bet pasižiūrėsime su laiku, pasidarysim tokią testą, būtinai būkite su mumis, prasinumeruokite šį kanalą, kad ir daugiau stebėti ir žiūrėti, nes tikrai, jeigu bus kažkokių tai niuansų, mes su jumis pasidalinsime. Su sienom irgi nežinia, buvo įvairių trūkimų, irgi reikėjo ieškoti sprendimų ir kažkur tai armuoti. O dėl pilėsių, kur yra atkosai, irgi labai daug įvairių pilėsių buvo.
kad atšokinėja glaistas, kokių yra sprendimų. Čia labai svarbus dalykas. Ir žinokit, taip labai paprasta į tokį klausimą neatsakysi, nes aišku, galima viską ištaisyti, bet po metų laiko ar po 2, 3, 4 metų vėl bus ta pati problema. Visų pirma, reikia pasižiūrėti, koks yra vėdinimas. Nes dažniausiai žmonės sako, kad aš vėdinu tą patalpą, pastoviai yra atidaryti langai, bet taip nėra. Kiek aš ir iš savo pažįstamų, ir iš savo draugų visą tą reikalą matau, kad visi tik tai šneka, bet iš pačio ryto visi lekia į darbą ir laiko tam neužtenka, kad atidaryti langą ir išvėdinti patalpą. Būtinai turi būti geras vėdinimas. Aišku, jeigu yra naujos statybos, yra rekuperatorius, tai jūs ten problemų ir neturėsite. Čia toksai sprendimas numeris 1. Šildymas. Jeigu šildymas labai blogas, kaip ir šitam name, čia irgi buvo kieto kuro katilas ir aišku, ten gal vakare užsakovas įmeta, ne vakare kaip ir viskas gerai, viskas šilta, mes patenkinti, bet iš ryto jau mūsų temperatūra krenta ir mes išvažiuojam, lekiam į darbą. O vakare ateinam ir čia, žinokite, labai jau šalta, mes turim 10 laipsnių ar ten 14, tai ir sviruoja labai stipriai sviruoja ta temperatūra ir nuo tokių reikalų irgi vėl atsiranda tokie niuansai. Reikia prižiūrėti, kad temperatūra būtų, jeigu ten 20, 22, 23, kad nebūtų labai didelio skirtumo. Plus reikia vėdinti patalpą, kad vėdinimas būtų geras. Ir tada jūs neturėsite problemų. Bet su laiku mes pasižiūrėsime, nes dabar viskas keičiasi, bus nauji radiatoriai, bus naujas katilas dujinis. Aš manau, kad problemų nebus. Po 5 metų užsuksim pas šitą užsakovą ir pasižiūrėsime, kaipgi čia viskas laikosi. Svetainė sutvarkyta, liko tą sieną išglaistyti dar vieną sluoksnį marmurinių glaistų, o lubos jau viskas paruoštos ir galima šveisti, gruntuoti ir dažyti. Taip, su šita siena bus žaidimų, nes matot, yra tas kampas ir pačios plytelės tokios nelygios. Dabar mes su jumis grįžom prie šitų plytelių. Aš nežinau, šitą informacija bus naudinga kam nors ar ne. Gal kas dirba savarankiškai arba pats bando sutvarkyti tokios vietos, nes mes matom, kad šis paviršius nėra lygus ir kai mes glaistysim, glaisto bus čia pilnai, o užklijuoti kažkokią lipnią juostą irgi neišeina. Aš pasiėmiau štai tokią dantų šipituką ir paprasčiausiai štai taip viską išvaliau. Aišku, yra kažkokių tai niuansų, yra trupučiuką tų nešvarumų, reikės dar padirbti, bet bendrai visą tą glaistą įmanoma nuimti su šepetėlė. Toksai didelis niuansas apie šios šviestuvėlius. Kai mes turim arką, išlenkta ta dalis, tai reikia pasirinkti, kad būtų šitas apvadukas kažkur tai 3 arba 4 mm, nedaugiau. Nes dažniausiai būna pasirinkę žmonės belę ką nupirka, o paskui čia kažkur tai mes turim 7 mm visą comą, tai žinokite, ir šitoj vietoj bus duobė. Nes šitas paviršius, jisai bus lygus, ta prasme, ir jeigu, pasižiūrėkite, jeigu mes taip pasidarysime, tai bus šitoj vietoj, šioj vietoj tarpas. Jeigu mes padarom štai taip, šitoj vietoj paprasčiausiai mes turim tarpą. Tai jisai turi būti nedidelis ir kad šitie apvadai būtų irgi apie 3 mm, kad neužeitų toliau. O jeigu jums patinka mano vaizdo įrašai ir jūs norėtumėte gauti daugiau informacijos, tai ekrano apačioje bus nuoroda į mano Instagram platformą. Nes mes ten daugiau laivo metu, ką aš ten važiuoju į parduotuvę, ką aš perku, kokius pasirinkimus, ten tikrai daugiau mes su jumis galėsim pabendrauti. Nes kol išeina tas bazinis vaizdo įrašas, tai gana ilgas procesas, o ten viskas, kas vyksta šiuo metu. Turėsite daugiau informacijos ir galėsite užduoti klausimus. Būtinai praeikite ir prasinumeruokite. Būkime kartu. Mes su jumis daėjome iki atkosų dažymo. Nors ir ant pačio galo kažkaip buvo palikta, bet šitą dalyką reikia pasidaryti. Aš mėgstu sunkiausius tokius darbus daryti kuo greičiau, bet šiandien kažkaip taip. Reikia viską išvalyti ir, žinokite, visas tas plastmasės reikia nuimti, kad mums būtų paprasčiau. Ir jeigu senos statybos mes turim, tai aišku viską pavalom, nes čia ir dulkių būna, nuo seno dažymo visokiausių įvairių dažų, viską galima išvalyti, pasiimam paprastą kempinę, nežinau dabar turiu čia ar ne. Taip, aš turiu tokią paprastą kempinę, kur mes paprasčiausiai kiekvieną dieną plaunam indus, labai gerai tinka, šitą pusę mes gerai viską pravalom ir išvalom. Ir negalvokite, net ir ta, kur yra viršutinė dalis, šita ta viršutinė dalis,
irgi ją galima nuimti. Pasižiūrėkime, kaip tai atrodo, kaip nuimti šią plasmasę. Reikia pasiimti atsuktuvą ir paprasčiausiai traukim čia. O aš dabar siūlau išdažyti ir pasižiūrėti rezultatą. Eime dirbti. O kada šitie niuansai sutvarkyti, mes po dažymo galim sumontuoti. Ir žinokite, viskas atrodo tvarkingai, nieko mes neišdažėm, ta prasme, ir nieko valyti nereikia. Ir viskas atrodo gana tvarkingai ir galima pasakyti gamykliškai, ne? Nors ir langas senas. Taip, dėl šviestuvų. Irgi padarėm tokį labai paprastą sprendimą. Nupirkom Philips gamintoją, vis tiek pigiau, sutaupysim, o ta prasme pagal tarnavimo laiką, aš manau, tas pats dalykas nebus kažkaip ar ten geriau, ar čia blogiau, žinokit, trupučiuką sutaupysim pinigų, geras gamintojas ir vat tiek. Turim dabar 3 pozicijas, 100%, kad šviečia 50 ir 10%. Jeigu prie teliko galima įjungti 10%. 2700 kelvinų, tai čia tokia daugiau geltona spalva, kaip dažniausiai mes visi ir pripratėm. Dar vienas toksai patarimas, jeigu jau montuojam 2700, tai per visą namą, visur darom vieną spalvą, o nedarom taip, kad, aišku, galima išskirti gal kažkokią tai virtuvę, pasidaryti ten 4000, 5, tokia daugiau baltesnė spalva, bet jeigu mes pradėjom montuoti 2700, tai ir visur darom. Jeigu čia sumontavom 5000 arba 4000, montuojame visur 4000 arba 5. Kad nebūtų skirtingų spalvų, ne, ten balta, ten geltona, ten iš viso kažkokia tai mėlyna spalva, kad būtų visur vienodai. Apie laminuotą dangą. Šiandien nebus labai daug informacijos, nes aš galėčiau kalbėti ir mano YouTube kanale yra labai daug vaizdo įrašų būtent apie laminuotą dangą. Jūs galite ten pasižiūrėti apie jos klasės, atsparumą ir taip toliau ir panašiai. Šiandien norėčiau pasidalinti tokią bazinę informaciją, nes mes turim tokios lentos 1,85 m ir ant 20. Kodėl mes padarėm tokį pasirinkimą? Nes kaip matot, mes turim medinės grindys ir jos nėra labai lygios. Ta prasme, yra nelygumų. Dėl to ir tokio, galima sakyti, didesnio formato. 33 klasės AC5. Tokios laminuotos dangos tikrai užtenka tokiose patalpose. Neturim čia kažkokią tai komercinę patalpą, kur vaikšto žmonės pirmin atgal, kažkokią tai parduotuvę. O čia įprasta gyvenama patalpa, kur pastoviai žmonės, ta prasme, ir nėra komercinė, ne? Čia tos kokybės tikrai sočiai užtenka daugiau negu reikia. O jūs užduosit klausimą, Ruslanai, kodėl jūs nenupirkot 34 klasės AC6? Ir čia, žinokit, labai paprasta. Mes nuvažiavom su užsakovais į parduotuvę, žiūrėjom visas spalvas ir jos tarsi išblukusios, ne? Nu, nėra to sudrumo ir vaikščiojom ratais visą valandą ten ir taip ir negalėjom pasidaryti pasirinkimą, kad jaustųsi būtent tos laminuotos dangos norėtume nupirkti. Vis dėlto dėl pačio atspalvio ir jos sodrumo. Nuvažiavus kitas parduotuvės, pasižiūrėjom ir nupirkom štai būtent tokią laminuotą dangą, čia vokiečių gamybos. Pagal spalvą vėl yra labai daug pasirinkimų, galit tikrai kažką tai pasirinkti pagal jūsų dizainą, pagal jūsų norą, nes dabar užsakovai kažkaip pasirinko tokią rudą spalvą. Labai man patinka ir būtent šitą laminuotą dangą, ant jos beveik nieko nesimato, nes dažniausiai būna, jeigu mes perkam tamsios grindys, ant jos viskas matosi, viskas ir su laiku reikės pastoviai tvarkyti, valyti, labai daug priežiūros, o būtent šitą laminuotą dangą su ją viskas gerai. Jeigu pasirinkti dar tamsiau, būtų problemų. Tai va, daugiau net nenoriu gaišti laiko, jūs matot jau pusę kambario sudėta, net ir daugiau, reikia užbaigti šį darbą. Eime dirbti. Ta danga paklota ir pasižiūrėkite, dabar su plintusais yra toks niuansas, čia dėl to, kad mes turim seną statybą. Mes su jumis šiandien turim porą variantų šitų plintusų. Ir antras variantas, jisai plastikinis.
O šis apdailininko dienoraštis juda link pabaigos. Aš asmeniškai išsakysiu savo nuomonę, man daugiau patinka šis plintusas, nežiūrinti tai, kad jisai kainuoja 3 brangiau negu toks plasmasinis. Nors plasmasinis irgi turi savo pliusų, nes turi va čia gumą ir jeigu nelygus pagrindas, kaip mes va čia turime neseno statybos, tai jisai būtų, aišku, būtų geresnis variantas jį pasirinkti. Bet nežiūrinti tai, kad šitas plintusas kainuoja 3 brangiau, aišku, reikia pasižiūrėti kainą, bet jisai nėra pigus, palyginus su plastikiniu. Bet išvaizda tikrai geresnė ir aš siūlau jums prasinumeruoti šį kanalą, nes kitame vaizdo įraše mes pasikalbėsime, kaipgi sumontuoti tokį plintusą, jeigu mūsų pagrindas nėra labai lygus. O šiandien tiek informacijos, aš manau, kad buvo labai informatyvu. Jeigu taip, būtinai palaikykite patiktukų ir pasidalinkite su savo draugais šio kanalo. O šiandien, kaip visada, noriu palinkėti jums labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, laimės, sveikatos ir nepraleisk kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime ne. Viso sekančio.